Sveiki visi, aš šiandien žaidžiu MMX kažkokį racing. Tai apie ką šitas žaidimas, kaip pamatysit, čia esava mašinų kažkokią, monstrų mašinų, ką žinau kaip jos pavadinas, bet šitas geimas nelabai tikroviškas grafikos. Čia aišku galima lenktyniauti, čia esą tiketai. Tiketai, ką reiškia, tai esą bilietai. Aš tik filmuosiu 2 lenktynės, nes negaliu ilgai būti. Teks nueiti. Tai kuo šitas žaidimas vertas, todėl čia gal ir gerai gazuoja. Galima įsituninguoti, lenktyniauja su kitais. Bet čia aišku nėra multiplayerio režimo. Jeigu būtų multiplayerio režimas, tai gal ir būtų geresnis žaidimas. Bet kaip matot, šitas dabar žaidimas nelabai toks geras, bet jisai Android sistemos. Kaip matot, aš pralaimėjau. Šitas žaidimas nepopuliarus. Va, dar parodysiu, kad galima iš tikrųjų tuninguotis. Va, čia supercharger kažkoks. Variklis. Ir taip toliau, ten padangas galima keistis. Kasgi mums čia išeina šitas. Aš tik, gal padarysiu tęsinį, gal nepratęsiu šitą žaidimą. Pabandysim laimėti prieš 4 lygio bossą. Važiuosiu tik 2 raundus, nes čia, taip ir skirtas 2 raundai. Jeigu vieną kartą laimėjo, o kitą kartą pralaimėjo, tada dar vieną duoda raundą, vieną šansą. Ir tada, jeigu pralaimėjo, tada viskas. Pasistengsiu šį kartą laimėti. Aišku, grafika šito žaidimo gali ir nekokia, bet nors žaidimas. Kad dabar pasisektų, kad laimėčiau. Šiaip tas, kai pirmą kartą pažaidžiau šitą žaidimą, galvojau, gal ir visai nieko. Po to, žinau, atsibodinėjo vien su tą pačią važinėjai. Galima ir kitas nusipirkti, bet jas kiek kainuoja, tai čia dar taupytai, o Jėzus, nenusiteikęs tokiems dalykams. Eik, abudu vienu metu. Ai, aš laimėjau. Per 119 sekundžių. Va, paskutinis raundas 3. Šitą pralaimiau, arba laimiau ir video baigėsi. Tai kągi, aš pralošiau. Komentuokit, laikinkit ir prenumeruokit. Viso.